Sveiki mūsų klausytojai. Šiandien turime savo laidoje svečią, leidyklos Burokėlis direktorę Jurgą Liaubaitę. Tai visai nauja leidykla, turbūt nelabai dar teko girdėti, o gal jau ir teko ne tik girdėti, bet ir vartyti labai gražias šios leidyklos knygutes. Tai ir pakalbinsime Jurgą apie leidyklos planus, apie jau turimas knygeles ir apie galbūt būsimas. Tai labą dieną, Jurga. Labą dieną, Rūta. Labą dieną visiems vaikams, klausantiems vaikų radijo. Na tai papasakokite trupučiuką apie tas knygeles. Vaikai dabar nemato, bet aš jas matau. Jos yra 3 kol kas, ar teisingai suprantu, kad yra kol kas tik 3 knygutės? Taip, kol kas rugsėjo mėnesį mes išleidom savo pirmuosius leidinius. Tai yra 3 knygos skirtos mažiesiems mūsų skaitytojams. 2 knygos yra atkeliavusios iš tolimosios Islandijos ir jos yra apie 2 pabaisiukus. Kai kam pabaisiukai asocijuojasi su kažkuo labai baisiu, bet iš tikrųjų susipažinus su jais, jie yra labai smagus, draugiški ir tikrai iš jų galima daug ko išmokti. Taigi, iš pabaisiukų serijos dabar yra išleistos 2 knygelės. Tai pirmoji knygelė yra Mažasis pabaisiukas sako ne, pasakoja apie mažąjį pabaisiuką, kuris mokėsi ištarti žodį ne. Kai kam atrodo, kad vaikai ir šiaip labai dažnai sako žodį ne ir jiems nereikia jo mokytis, bet šiuo atveju knyga moko, kada žodį ne pasakyti, kai, sakykime, tau siūlo daryti kažkokius negerus darbus, ar iš tavęs tyčiojasi ir tau tiesiog sunku kažką atsakyti ir tu bijai. Ir tiesiog kartu su mažuoju pabaisiuku vaikai galės išmokti, kokioje situacijoje galima sakyti ne, kada būtina pasakyti ne. Ir kaip toliau visą tą istoriją plėtoti. Antras pabaisiukas yra didysis. Ir antroji knygelė vadinasi Dideli pabaisiukai neverkia. Čia taip pat paliestas toks edukacinė tema, truputį vaiko savivertės, kaip jaustis vaikui, kai mato, kai kitiem kažkas geriau sekasi, jam tiesiog prasčiau, kaip neliūdėti ir kaip surasti tą situaciją ar išmokti, kokioje situacijoje visgi galima paverkti, nes dažniausiai šeimose ar nuo pat mažumės vaikams kartais sakoma, kad tu neverk, būk didelis ir tai nėra labai gerai, bet iš tikrųjų yra tokių situacijų, kai tas yra būtina ir neišvengiama. Tai tas mūsų draugas didysis pabaisiukas šiuo atveju ir pasakoja istoriją, kokiomis situacijomis galima verkti ir netgi būtina. O sakykit, aš matau, kad yra 3 autoriai knygelės, tai čia turbūt yra vienas rašytojas, kitas yra piešėjas, ar kaip čia yra? Čia yra susivienyje 3 autoriai ir jie yra netgi iš skirtingų šalių. Toks kaip projektas, tai yra knygų dailininkė Aslaug Jónsdóttir, ji yra Islandė. Antra autorė yra Kelly Götler, ji yra iš Fererų salų, dirba taip pat su vaikų literatūra, taip pat rašo pjeses Lėlių teatrui ir netgi berods 2006 metais Lėlių teatre pasirodė ir personažai Mažasis ir Didysis pabaisiukai. Ir taip pat trečias autorius, jis yra iš Švedijos, Rakel Helmsdal. Jis dirba daugiau su edukacinio pobūdžio leidiniais, tai mažiesiems skaitytojams ir paaugliams. Tai jie suvienijo savo jėgas ir 2004 metais pasirodė Islandijoje pirmoji knyga Mažasis pabaisiukas sako ne. Ir taip sutapo, kad šiais metais, 2004-aisiais, ta pirmoji knyga švenčia jau 10 metų jubiliejų ir kaip tik Lietuvoje ji irgi pasirodė. Tai labai smagu buvo. O jie turi daugiau šitos serijos knygų, ar tik tai jos yra 2? Ne, šios serijos knygų yra daugiau. Dabar išleista viso, man rodos, jau apie 6 knygos. Šiais metais pasirodė dar viena knygelė, kai mažieji pabaisiukai augino kačiukus ir prižiūrėjo augintinius.
O šiaip tęsiasi ten įvairia tematika ir tiesiog čia yra pačios pirmos serijos ir mes paėmėm pačias pirmas knygas. Tai jos yra, žodžiu, tokios ir edukacinio pobūdžio, ir gali ir tėveliai vaikams skaityti, ir vaikai patys, aš taip suprantu, nes raidės yra gana didelės. Taip, visos istorijos yra edukacinio pobūdžio ir šios knygelės yra skirtos 3-5 metų vaikams. Tekstas yra labai paprastas, įtaigus ir gali tiek pats vaikas skaityti, tiek ir mažesniam tėveliai skaityti. Yra labai daug iliustracijų, per kurias ir perteikiama ir nuotaika, ir visas veiksmas, ir tiesiog vaikas vartydamas ir netgi nemokėdamas skaityti, vartydamas, jis kai ką gali jau savo mintyse suprasti ir susidėlioti tą visą istoriją. Dar tada pasakykit, kur šitas knygeles galima įsigyti? Jas galima įsigyti visose didžiuosiuose knygynuose, tiek knygynų Pegasas tinkle, tiek knygynų tinkle Vaga ir mažesniuose knygynuose. Labai smagu. Tai ar jūs planuojate dar daugiau knygų leisti šitos serijos? Šitos serijos planuose yra numatyta, kad dar turėtų pasirodyti. Nes tiesiog pasakau skaitytojams, klausytojams, kad labai gražios knygutės ir atrodo tikrai labai įspūdingai ir beje labai kokybiškai išleistos, ką matau, kad labai gražus puslapiai ir lengvai vartomos, didelės raidės, čia pradedantiems skaitytojams turbūt labai jas smagu bus imti į rankas. Taip, nes iš tikrųjų tą pirmą knygą, Mažąjį pabaisiuką, atrado mano sūnėnas ir jis tiesiog parsinešė iš mokyklėlės, ta knyga buvo prancūzų kalba. Aha, versta. Iš Islandų jau. Taip, jau versta ir tiesiog tėvai irgi pamatė, kaip jis su ją elgėsi ir skaito ir tiesiog mes nusprendėm, kad ją būtinai reiktų išleisti. Nes jis tiesiog vertė lapą po lapo, jam ta istorija labai patiko ir jis skaitė ir gale akcentavo būtent tai, ką ir pasako pats pabaisiukas. Ir jam jinai labai įstrigo ir vos nebuvo mylimiausia jo vasaros skaitinys. Visa knyga. Tai man atrodo, kad tas pasakyti net, tai čia ir suaugusiems turbūt yra ko pasimokyti. Manau, kad čia tikrai aktualu. Taip, nes labai dažnai ir patys, kai kuriuose situacijose ir vaikams negalim pasakyti ne, kai kažko yra labai stipriai prašoma, tai galbūt čia ir suaugusiems gerai paskaityti. Tai šitas yra 2 knygutės iš šitos serijos ir 3 knygutė yra... Taip, 3 knygutė yra tokia nuotaikinga pasaka. Tai yra prancūzų autorius Geoffroy Dupenar išleista ir iliustruota knyga Karalaitė, drakonas ir narsusis riteris. Čia yra pagrindiniai 3 herojai, būtent Karalaitė, drakonas ir narsusis riteris, tačiau jie nėra tokie paprasti, kaip būna pasakose. Sakykime, Karalaitė, jinai nėra paprasta karalaitė, jinai dirba mokytoja, prižiūri vaikus, yra labai drąsi ir netgi pamačiusi, kad riteriui gresia pavojus, netgi sugalvoja, kad reikia skristi jo gelbėti ir visa kita. Drakonas irgi, jis turėtų saugoti karalaitę ir prižiūrėti ją, bet jis truputį irgi iš dalies tą karalaitę lyg ir įsimylėjęs ir truputį yra bambeklis ir pavyduolis. Apsikeitimas vaidmenimis. Taip, truputį apsikeitimas vaidmenimis ir yra drąsus riteris, kuris iš pažiūros ir iš savo elgesio pirminio atrodo toks irgi vėjavaikis ir nežinantis, ko nori iš tikro, nori kažką parodyti, bet jam sudėtinga. Bet visoj pasakos eigoj visgi vystantis nuotykiams ir įvairiems įvykiams, viskas susidėlioja į savo vietas. Ir riteris atlieka savo žygdarbį, grįžta pas karalaitę, prisipažįsta jai meilėje ir viskas labai gražiai baigėsi, kaip ir kiekvienoj pasakoje. Taip. Tai šita knygelė yra versta iš prancūzų kalbos. Taip, ji versta iš prancūzų kalbos. Prancūzų kalba yra irgi šio autoriaus daugiau knygelių išleista. Jis yra daugiau negu 20 knygų autorius. Yra netgi šių personažų serija padaryta, ir kur irgi įvairios situacijos, kur irgi tai drakonui kažkas atsitinka,
Tai netgi yra knygelė, kaip Drakonas norėjo būti aktorium ir keliavo į Holivudą ir įvairios kitokios. Tai ateity planuose irgi mes galvojam irgi išleisti dar tęsinį ir tiesiog šios personažus atskleisti ir kitose situacijose. Taip, tęsti jų nuotykius. O kokio amžiaus vaikams šitas knygas? Ši knygelė yra šiek tiek vyresnio amžiaus vaikams, tai 5-7 metų amžiaus vaikams. Na, irgi tokiems jau pradėjusiems skaityti. Taip, jau pradėjusiems skaityti. Nes matau, kad raidės yra didelės, paveikslėlių irgi yra labai daug ir jie labai gražus. Gaila, kad negalime pademonstruoti, kaip tai atrodo. Tai šitos knygutės irgi planuojate leisti dar papildomų, ar ne? Taip, mes galvojam, kad ateityje kitais metais turbūt irgi turėtų pasirodyti dar viena šios serijos knyga. O šiemet? Arba tarkime iki knygų mugės, ar yra dar planuose naujų knygučių? Iki knygų mugės yra planuose naujų knygelių. Tiesiog dabar dar nenorim visko atskleisti, kai kur vyksta dėrybos, kai kas, bet tikrai iki mugės dar bus bent 2 ar 3 knygelės naujos išleistos. O knygų mugėje galima bus susipažinti su šiomis knygomis, ar planuojate dalyvauti? Taip, planuojam dalyvauti knygų mugėje ir tikrai visi norintys galės susipažinti ir užeiti į mūsų stendą. Taip pat planuojam dalyvauti lapkričio pabaigoje, 21-23 dienomis. Bus mugė visai šeimai, vaikų šalis, kur mes taip pat turėsim stendą ir visus maloniai kviečiam susipažinti, kas dar nepažįsta, pavartyti, paskaityti kartu ir tuo pačiu įsigyti. O dabar kitas klausimas apie leidyklą. Kodėl Burakėlis? Visiems labai tas klausimas kyla ir visi ieško kažkokių sąsajų ar kažkokio paslėptos intrigėlės. Bet iš tikrųjų, kadangi mes kūrėm ir žinojom, kad leisim knygas vaikams, tai norėjom kažkokio paprasto, žaismingo, visiems labai gerai suprantamo tokio objektą. Ir gavosi toks, kaip čia irgi pavadino, raudonskruostis, linksmas burokėlis. Ir iš tikrųjų labai džiaugiamės, nes tas pavadinimas tikrai visiems labai patiko ir dalyvaujant net sostinės dienose, visi praeidami ir susipažindami pirmą kartą labai sveikino ir džiaugiasi, kad labai smagus ir linksmas ir šiltas pavadinimas. Na taip, ir jis toks labai krintantis į ausis, nes burokėlis iškart kažkaip su knygomis sunkiai siejasi tarsi, ar ne? Taip, bet jis toks linksmas, sveikas ir naudingas, kaip ir mūsų knygos. Kaip ir knygos. O kodėl apskritai atsirado ta mintis leisti knygas vaikams? Leidyklą sukūrėm tokie 3 entuziastai, mylintys knygas ir vaikus. Ir tiesiog pažvelgus į knygynus, į vaikams skirtas knygas, iš tikrųjų jų yra labai daug. Labai daug ir tiesiog ieškodami tiek savo poreikiam knygų susidūrėm, kad yra kartais sunku rasti tam tikro amžiaus vaikui būtent jam pritaikytą knygą, kad būtent situacija būtų paaiškinta jam suprantamai žodžiais. Ir dėl to taip gvildenam po truputį ir nusprendėm įsikurti ir tiesiog matėm ir užsienio patirtį, kur yra tikrai gerų knygų ir norėjusi pasidalinti su Lietuvos vaikais ir palaipsniui taip priėjom prie idėjos, kad vaikiškos knygos ir kad vaikam perteikt gerą žinią, kad jie iš to mokytųsi ir tiesiog būtų jiems smagu leisti. Kad tai nebūtų kažkokios didaktiškos istorijos, bet jos to pamokytų, bet to pačiu vaikams jos suprantama pamokančios, kalba. bet jiems suprantama kalba ir paprastos ir jie tiesiog įsimintų tai. Ir ką dabar pastebim ir yra atsiliepimų, tikrai pabaisiukų istorijos, skaito ir trimečiai, ir darželinukai ir tikrai jiems labai užsifiksuoja tie dalykai, kas ir norima pasakyti. Ir jie tada kalbasi, dalinasi tarp savęs, vienas kitą moko ir tikrai labai smagu girdėti, kad mūsų knygos atranda savo skaitytoją ir pasilieka žmonių širdise. Labai smagu. O ateityje ar planuojate dirbti su lietuviais rašytojais? Taip, planuojam dirbti su lietuviais rašytojais ir mes visą laiką atviri esam pasiūlymams, jeigu turi kokį gerą vaikams skirtą tekstą, pritaikytą tam tikrai amžiaus grupiai.
mes tikrai mielai su juo susipažintumėm, peržiūrėtumėm ir jeigu būtų galimybė, tikrai bendradarbiautumėm. O amžiaus grupė, prie kurios jūs esat prisirišę, tai yra iki kokio amžiaus vaikai? Amžiaus grupė tai daugiau yra iki mokyklinio amžiaus vaikai, tai dabar tokia riba iki 7 metų. Bet... Aišku, ateityje, augant mums, augs ir mūsų skaitytojai ir mes tikrai neatsisakom tokios minties, kad galbūt ir amžiaus cenzas, kaip sakyti, irgi padidės. Bet amžius vis dėlto yra nuo, taip? Tarkim, tai yra nuo 3 metų arba nuo 4 metų? Ne, tai yra, sakykime, mažesni negu 3 metų vaikai iki 7 metų. Nes iš tikrųjų aš pati ką pastebiu labai dažnai, kad trūkstama tokių knygelių, kurias, sakykime, galima skaityti visai kūdikiams. Tarkim, skaityti tarsi gali viską, bet vaikas, kad jisai galėtų imti pats tą knygą, tai jos labai dažnai būna tokios, sakykime, nelabai galbūt kokybiškai padarytos. Trūksta būtent to tokio gražaus, paprasto ir lengvai įsimenamo daikto vaikui, kad ta knyga iš karto jam taptų labai mylimų dalykėlių tokių, nuo kurio jisai nenorėtų, kurio padėti šoną. Tai į tokią kol kas auditoriją gal ir nesiorientuojat, ar ne? Į tokią, kur būtų kietos kažkokios knygutės? Truputį planuose dabar irgi esam keletą pasižiūrėję, tai žiūrėsim, kaip mums seksis. Pagrindinė mūsų tokia, žiūrint netgi, kaip jūs sakot, irgi trūksta tiem patiem mažiausiam, vos ne nuo 6 mėnesių vaikui, kad jis galėtų kažką jau užčiuopti ir kad ta knyga vos ne atstotų jam kaip ir žaislą, kaip ir tokį mokymosi. Tai tokių irgi minčių yra, kol kas viskas dėliojasi į savo kerteles ir viską. Kiek laiko leidykla Burokėlis jau dirba? Mes įsikūrę kovo mėnesį, tai jau pusę metų mes Tai jūs esate dar visai jauni, bet jau turite ir savo skaitytoją, taip suprantu, ir turite jau atsiliepimų ir teigiamų. Taip, mes esam dar visai jauni ir, kaip sakau, rugsėjo mėnesį išėjo mūsų pirmi leidiniai. Ir su tuo prasidėjo mūsų aktyvesnė veikla tiek bendraujant su skaitytojais, tiek su tėveliais. Ir tikrai per tuos kelis mėnesius galim drąsiai sakyti, kad jau randam savo skaitytoją ir beldžiamės į jų namus. Taip, kiek žinau, buvot ir Frankfurto knygų mugėje šiemet, taip? Taip, mano kolegos buvo Frankfurto knygų mugėje, tai ten irgi dairėsi naujienų. Buvote ne kaip dalyviai, bet kaip daugiau... Taip, daugiau suinteresuoti asmenys bendradarbiavimui, tai ieškojome irgi įvairių knygelių, ką galima būtų pritaikyti Lietuvos skaitytojams ir bendradarbiauti ir versti. Ar radote kažką? Iškart užbėgu įvykiams už akių. Nusižiūrėjom, kai ką radom, tai čia ateities planams Ir dar mačiau taip pat jūsų Facebooko puslapyje, kad pati autorė laikė tas tarsi lietuviškas ar ne knygutes, viena iš autorių pabaisiukų. Taip. Tai kadangi čia yra vertimai iš užsienio kalbų, yra sudarytos sutartys ir tiesiog kiekvienas autorius gavo atitinkamą kiekį išleistos knygos egzempliorių ir mes siuntėme į Islandiją ir labai džiugu, kad internete autorė pasidalino su dideliu džiaugsmu, kad knygos lietuvių kalba jau taip pat pasirodė. O gal žinote, į kokias dar kalbas yra verstos šitos pabaisiukų istorijos? Pabaisiukų istorijos iš tikrųjų yra išverstos į nemažai kalbų, tai yra ir į prancūzų, švedų, ispanų, man rodos, ir netgi ir į japonų kalbą yra išversta. Pasaulyje tikrai nemažai šalių, kurios... Tai jau yra neblogai pažįstamas personažas. Taip, pasaulyje taip, lietuviai kol kas susipažįsta. O šitos apie Karalaitę knygutės? Apie Karalaitę Europoje irgi išversta į keletą kalbų, dabar tiksliai visų neišvardinsiu. Man atrodo, net į vokiečių turbūt. Bijau sumeluoti, bet tikrai irgi yra išversta į keletą. O kaip galvojat, sakot, tos pabaisiukų knygutės, jos yra tokios ir pamokančios,
vaikui tai vieną dalyką išmoko daryti arba kitą. O kaip galvojat, ką reikia daryti, kad vaikai daugiau skaitytų? Pirmiausia, tai aišku, didelis įnašas yra tėvų. Viskas ateina iš šeimos ir kai tėvai juos skatina arba skaito kartu, tai vienas iš žingsnių. Antras žingsnis, aišku, yra ir darželiai, mokyklos, tos pačios bibliotekos irgi. Tik tai, aišku, šiuo metu bibliotekų situacija nėra tokia gera, bet po truputį, manau, viskas eisis gerin. Žiūrint iš, sakykime, užsienio patirties, ten daugumoje darželių, mokyklėlėse yra sukurtos savo bibliotekėlės, ten vaikai tiesiog atėję gali skaityti, rinktis tas knygelės, neštis namo, keistis. To Lietuvoje galbūt dar kol kas nelabai turim galimybių, bet... Čia nebent pačių auklėtojų iniciatyva. Taip, būna, kad tėvelių iniciatyva, auklėtojų, tas yra labai svarbu. Nes taip, apie mažus vaikus kalbant, tai visada yra tie tėveliai pirmas žingsnis, bet mes taip pat dar susidurėm ir su vyresniais vaikais, kurie jau atėję yra, sakykime, iš tokių šeimų, kur galbūt nelabai skatinti skaityti, tai greičiausiai didžiausia problema vis dėlto yra su tais paaugliais arba, na, tarkim, 11-12 metų vaikais, nes jeigu jie nėra gavę tų įgūdžių, tai juos prie knygos pritraukti yra labai sunku. Aišku, dabar yra ir kitų visų pagundų, tiek technologijos, tiek... Aišku, ne visada technologijos yra taip blogai, kaip nupiešiama, bet kartu per jas galima, manau, skatinti ir patį skaitimą. Taip, tai kągi labai dėkojame už pokalbį, Jurgai, o visiems vaikams dar kartą primename apie šitas gražias burokėlio knygutes, apie pabaisiukus, tai dideli pabaisiukai neverkia ir mažasis pabaisiukas sako ne. Ir kita knygutė Karalaitė, Drakonas ir Narsusis riteris. Visas šias knygutes galite rasti didžiuosiuose knygynuose ir taip pat mažuosiuose, taip supratau, irgi praktiškai visuose, ar ne? Ir tikrai labai kviečiame skaityti, nes gražios, didelės raidės, labai kokybiškai išleistos knygutės. Tad sėkmės skaitant ir iki kitų kartų. Viso geriausio.